Lietuvoje mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų auga ir sudaro daugiau nei pusę visų mirties priežasčių. Deja, pastaraisiais metais jaunėja ir sergančiųjų amžius. Pasak medikų, tai rimta problema, kuriai kol kas skiriama mažai dėmesio. Užtat kardiologai rekomenduoja jau lipidogramą daryti 20-25 metų žmonėm, o įtaka yra įvairi. Tai yra ir stresas, tai yra gyvenimo būdas, tai yra mityba, tai yra neprižiūrėjimas savęs ir savo sveikatos. Senieji rytų išminčiai puikiai žinojo, kaip paprasta žoleles padaryti stebuklingomis. Prieš 30 metų Tibeto medicinos receptai buvo įdomus atradimas šveicarų farmacininkams. Dabar tai tiesiog visiems žinomas augalinis preparatas Padma Circosan. Kitas dalykas, pirmi simptomai, kuriuos žmonės labai dažnai netkreipia dėmesio, tai yra toksai kaip galūnių, rankų, kojų tirpimas, skruzdėlyčių bėgiojimas, nuovargis dažnas, ar, sakykime, dilgčiojimas, netgi ir tas pats mėšlungis, į kurį žmonės dažnai nekreipia dėmesio. Tai aš savo pacientam skiriu Padma Circosaną. Šveicarai atliko tyrimus su tibetietiškų vaistų aterosklerozai gydyti ir tai davė stebėtinų rezultatų. Jau pirmieji bandymai parodė, kad daugiau nei 1000 metų Tibete žinoma receptūra sumažino aterosklerozę sukeltus simptomus. Daugelį Europos šalių atlikti klinikiniai tyrimai rodo, kad augalinis vaistas gerina kraujotaką ir yra ypač efektyvus gydant įvairias aterosklerozės sukeltas kraujagyslių ligas, infarkto bei insulto komplikacijas. Padma Circosanas yra augalinis preparatas, jisai yra bereceptinis ir galima nusipirkti visose vaistinėse. Pasak medikų, 22 vaistažolių bei mineralų mišinys Padma Circosan gali būti vartojamas tiek pasireiškus aterosklerozės simptomams, tiek jų profilaktikai.